Mano siela laimingesnė. Ar reikalingos šitos grandinės? Labą dieną, važiuojam į kelionę. Į Zakopanę. Žiauriai laimingi esam, jau beveik buvom praradę savo keliautojų statusą. Ir skilus, jau iš 3 karto filmuojam šitą video, nes nepavyko nufilmuoti teisingai. Pamiršom, kaip veikia kamera. Radom 5 laisvos dienos savo gyvenime. Tai varom. Kas yra? Kol kas sekasi važiuoti puikiai. Labai smagu. Gal dėl to, kad senai tai darėm ir turim labai daug noro, labai pasiilgę esam. Čia Tadui tokį. Antras sustojimas. Magdakas. Reikia pavalgyt tam, kad spėtume į vieną lankytiną vietą šiandien nuvažiuoti. Tai daugiau sustojimų negalės būti. Sunkus pasirinkimas. Tomai, mąstyk. Jeigu nenufilmavai šito tunelio, tu nebuvai Varšuvai ir nevažiavai į roadtripą. Nu kągi, lieka mažiau nei 2 valandos jau čia iki vietos. Biški buvo pavairuota, Tomas ieškojo nakvynės ir Karlai. Nakvynė. Žodžiu, žiūrėsim, kaip Tomui sekasi išlaikyti savo straiką. Gerų nakvynės vietų. Žiauriai karšta, žinokit, 30. Mirtis alyvose. Bet tikrai 30, tiek rodo mašina. Nu, aš žinau, aš ką tik pažiūrėjau. Pagaliau, matom kalnus! Tomai, gal nusiėmė 2 sakinius, dabar aš nevykėlė atrodo. Nu ką, tai netoli mes pirmosios stotelės sugalvojom atvažiuoti į lankytiną vietą, kuri dabar labai jau žiniasklaidai paplito, čia tiktokas verda nuo vaizdų. Tai varom pažiūrėti, ar tikrai ten verta apsilankyti. Atvykome į Skywalk, tai parkingas 30 zlotų, apie 7 eurus. Einam pažiūrėti į šitą. Tai naujas daiktas pastatytas. Nu, gerai atrodo. Aš tikiuosi, kad šitą čiuožyklą bus galima nusileisti, nes jeigu ne, tai bus veltui iššvaistyti pinigai. Veltui. Nu, va, kainavo šiam 9 zlotus, tai čia apie 4 eurus 2. Baisu? Jo, labai. Pati baisu. Jaučias kaip siubuoja viskas. Tas stiklas po kojom taip įdomiai. Fainai. Kodėl tai drąsiai žmonės vaikšto? Pasirodo bijau. Bet to, ne? Man žiauriai maža koja atrodo, kad tik rysiu. Kaip ant batuto, ką žinai? Zapraszam bardzo. Eik, tu ant tiek maladėts taip. Nu, tai čia nėra baisu. Nu, man atrodo, pažiūrėk, mano koja atrodo, kad įkris. O jeigu? Ne, man nepatinka. Mano mama už jokius pinigus čia neitų. Už jokius. Yra tokie va tuneliai. Jais galima pralysti. Bet daug vaikučių. Kas?
Palės čia. Ką paleist? Na, tai. Taip, ne? Oh my god, boy. Mano siela laimingesnė. O tavo? Taip, gal rasime įkvėpimą kokį dabar. Savo kūryboje. Yes, nes jau buvo kūrybinė krizė ištikusi. Atėjom čiuožti nuo čiuožyklos, tai tas bokštas, kur mes užlipom, dabar yra tokia viena iš opcijų, gali nusileisti čiuožyklą. Už 2 eurus. Už 2 eurus. Tai leidžiamas už 2 eurus. Bijau. Super. Tak. I pasek. Aha. Tu. Nie. No. Tu. A, Okay. tak? Aha. I później na plecy. Tak? Tak. I później na plecy, okej? Okej. No to jedziemy, let's go. O Dieve! Kas pirmas, aš Rugilė. Man žiauriai neslydo. Kas nuslydo? Tipo, smagu, bet žiauriai neslydo. Aha, man irgi. Yes. Va, šitą nusileidom. Na końcu cieciera, nie? Już nie można było tutaj przejechać. Atvykome į nakvynės vietą. Einam žiūrėti, ar mūsų neapgavo. Labai tikiuosi, kad mane žiauriai jauku. Nu, o čia mūsų namukas. Šiaip tokie nuostabus vaizdai aplinkui. Čia mūsų langiukas. Nu tai va, nežinau kiek matysis, bet va įeinam čia. Aš iš pradžių, kai ėjom, pagalvojau, kad Tomas lenda į svetimą kambarį ir jau stabdžiau, sakau, kur tai. Bet labai autentiška. Čia visur kambarėliai. Čia tik tai tokia bendra visų erdvė. Na, ir palipam. Oi. Savo viskas per maža. Numeris 5. Mūsų kambariukas. Gerai, tai einam. Turime Max jaukę šikynę. Tada virtuvėlė. Lovytė. Viskas šiaip labai jauku. Ir tokį kambariuką visiems daiktukam nusimest. Labai patinka. Tomas ieško haiko jaučiu. Nu ką, išėjom į miestą, pasivaikščiot, pavalgyt. Ko? Virtinių? Aš burgerį valgysiu. Taip. Šitą nesidariau. Labai jauku, tokios mažos gatvelės, mediniai namukai, o butas tai 10 iš 10, aš nežinau, iš kur tokį talentą Tomas turi, bet visur, kur keliaujam, nu tikrai, 9% būna tobuliau nei tobulai. Nu, iš tikrųjų išdavikas jis. Atvažiavo į Lenkiją burgerių valgyt, ne? Normaliai. Sakom, labanakti, šutiname vat, nes rytoj kelsimės anksti. Ir eisime žygį. Iki. Labas rytas. Labas rytas. Atsikelime 5:30, dabar jau pašvėl, pavalgom ir einam į kalnus. Pasirodom, kaip atrodom.
sakyčiau, visai didelės kuprinės. Nelabai. Nu, Neišsipūtus. kaip Amerikai, bet neinam labai ekstremaliai. Važiuojam. Nu ką, yra po 6:30 ir pradedam savo haiką. Pasirodo, praeitą kartą filmavau išjungęs mikrofoną. Tai ką norėjau pasakyti, nemačiau metus laiko tokio Rugilės veido. Na, dabar jau geriau, biškai. Pirmai, kai filmavau, raudona buvo. Aš irgi. Nelengva. Haikinimo kultūra Lenkijoje nelabai kokia. Va žmogus, mes praleidžiam jį, o jisai paeina 100 metrų, sustoja ir laukia mūsų. Mes praleidžiam specialiai, kad jisai nueitų tolyn. Jisai paeina biškai ir vėl laukia. Nu, grybas. Atvykome į pusiaukelę. Nieko nesuprantu. Sutikom lapę. Galvoju, mešką pamatė Rugilė. Nes aš pagalvojau, kad šuo. Kaip pasensim, čia gyvensim. Nu man tai ta lapė, žinau, kad dabar kažkaip įstrigus, taip kažkaip fainai buvo iš arti pamatyti. Dar su grobiu, ne taip, žinai, ten praeina. Ne. Na, lenkiam šiklonis. Bandėm pakelt droną, bet, nu, kažkaip atrodė, kad ne toks žiaurus vėjas, bet, nu, dronai per sunku. Žiauriai per batarkę kerta ir šiaip toks visas vienoje, taip, malė. Darom sustojimą. Ir mum laukia už tilto viršūnę. Bet dabar reikia pasistiprinti. Nuėjom 10,5 kilometrų, o sukilom truputį daugiau nei kilometrą. Kaip tu? Labai gerai. Super. 10 balų. Kaip jauties? Gerai. Su viršūnė jau matosi. Žinau, kad čia jau Slovakija, va. Aš Lenkijoje. Va, aš jau Slovakijoje. Paula. Būtų. Atvykom prie savo viršūnės. Mano manimu, čia yra žymiai per daug žmonių, kurie yra visiškai nepasiruošę. Pavyzdžiui, šitas vaikas su fullcapu laksto su. Tai parodysiu, koks čia skardis šone. Kokie čia skardžiai. Ja, tas vaikas kartos, ką aš darau dabar. Prasidėjo truputį sunkesnė atkarpa. Labai statu. Žingsnelis po žingsnelio. Einam.
Priėjome grandinių sekciją. La. Ar reikalingos šitos grandinės? Bet kaip šiandien kuprinė verčia. Aha. Slidu. Kaip? Žiauriai didelė sloga. Bet sloga dar geras. Nežinau, sunku labai. Priėjom grandinių vietą. Nebaisu. Ką? Darbas. Nu, bet tai čia tokia. Užlėpam. Su nosinė. Buvo žiauriai įdomu. Žiauriai patiko. Tik ant gal su tom grandinėm aš labai panikau, nes per daug žmonių. Tiesiog aš nežinau, kaip elgtis. Ar tipo praleist, ar jie praleidžia. Taigi ten matome Markioko Montenas. ežeras, čia kitas. Ir Rysai yra va čia tiesiai. Kadaise buvom ten. Taip. Next. Fucking. Next. Įspūdingai atrodo. Pietums su vaizdu turime sriubytę makaronų. Tomas irgi kažkokį šūdaliuką. Ir amerikietišką davinį. Nu ką, pavalgiam. Judam toliau. Liko 7,7 km. Bet kojos nelaiko. Grįžome. 5:15. Statyt Kaip jauties? Gerai, va, nuėjom kiek. 20 km, 10 pusantros kilometrų. Ir tuo tarpu aš nuėjau 26 km. Aš nesuprantu, kaip taip. To trumpesni žingsniai. Nu, labai be jėgų, bet išėjome į miestą ieškoti maisto ir gėrybių. Atėjom kalorijų bombos pasiimti. Labą rytą. Labas rytas. Štai ir aš. Ką suplanavom šiandien? Šiandien dviračiai mūsų plane. Bet pradžiai misija kelnes. Ką kelnes? Prašau, sutvarkyk kelnes. Krenta kelnes, rugilį. Atvykome į slidžių šokinėjimo trasų apžvalgą. Kaip rugilė? Vėl verkia ir šalta, bet kaip ir nepatinka man su tais dviračiais važiuoti. Nu, man patinka, blemba. Bet daug nevažiuosim čia. Aš jau sukaitau, man šlapesis. O mūsų dviratukai, parodyk. Buvo mėginta atiduoti dviračius, bet paskaičiavo mažiau beveik nei parai, ką mes buvom sutarę. Tai pasilikom. Bandymas numeris 2 važiuoti
Aš važiuoju ant 5 ir atrodo, kad skrendu ant 100. Ant tiek nedviračių žmogus, wow. O aš laukiu. Lenkimas. Ai, su tavos neišsitęsim. Jau! Labai sudomai! Kepurė! Taip pasirodo, Rugilei nebaisu važiuoti. Ne, akmenimis. O, no! Čia vanduo! Čia vanduo, nevažiuoju. Aš vis apsitaškiau. Savo batukus gražius, nu. Vo, koks vyras. Vo, koks stipruolis. Vo. O, vos neįsdavo. Einu pas savo draugės. Labas. Labas. Važiuojam. Liko 12 kilometrų. Dabar yra... Kiek dabar yra? 12:18. Aš kad būsim po 2:18. Žiūrėsim, kada tikrai būsim. Kadangi mes esam grybai ir vėl nepasitikrinom, ar veikia mikrofonas ar ne, čia filmavom, daug kalbėjom. Bet esmė tokia, kad iš tikrųjų nusprendėm važiuoti į kitą miestuką, ne per akmenuotą kelią. Ir taip numynėm apie 18 kilometrų. Galite matyti mano reakciją, kai suvokiam, kad iš tikrųjų drono batareikos nekrauna mūsų telefono, nes Tomas pamiršo tinkamą laidą. Tai va, jau mane truputėlį buvo apėmus panika, nes ir padavėjai neturėjo tokio pakrovėjo. Vis dėlto atėjo vienas vyrukas ir sako, žiūrėkit, ką turim. Ir išgelbėjo mūsų dieną, nes būtume negrįžę namo. Kadangi jėgų visiškai buvo nulis, tai maistas buvo pačiu laiku. Bus negerai, man atrodo, reiks parmint atgal. Tikrai reiks, pabiškai parminti, niekada. Filmuojam 3 kartą, dabar jau yra garsas. Ant tiek praradom skilus filmavimo. Taigi? Žodžiu. Mūsų kelionės negali būti normalios ir mes dabar nevažiuojam su autobusu atgal, o vis tiek su dviratukais traukiam atgal į Zakopanę. Tai mano vaikinas yra pakvaišęs ir neleidžia tiesiog pailsėti vieną dieną, kaip normalių žmonių kelioniai. O dar didesnė apkrova kojytėm. Ir važiavom palei tas mašinas, jos tiesiog milimetro atstumų pralenkia fūrą, tai va... Filmuoju. Ko liūdim? Jis padarė karštą kavą, ne šaltą. O kokią turėjo padaryti pagal užsakymą? Šaltą. Pagal užsakymą. Aš tiesiog vakar ėmiau tokią ten pasiūlymas ir jinai buvo su grietinėlė.
Ir aš pagalvojau, nu nereikia tos grietinėlės, nesąmonė. Ir dabar paspaudžiu tokią pačią, tik be grietinėlės. Ir gal nesužiūrėjau, kad neais, nu nes vis dėlto žmogus, žinai, tiek kilometrų nuvažiavęs. Ir padarė. Karštą. Nu, tai atšals, kaip ten sakant. Aš nežinau, ką aš be jo daryčiau. Su Rugile sakėm, kad čia kaip gaudžia namas. Barcelona? Labai gražus. Stogas toks pulsuojantis. Čia geras žodis, pulsuojantis. Banguotas. Kad čia nešės, Rugile? Alų? Oho! Oho! Ne, nu dar... Ei, nešiukšinam! Alkoholikas pasiemu. Išėjau ir užleidau Tomui visą kambariuką, nes jisai eina į pokalbį, bandys stoti į univerą, į magistrą. Tai gal metas pakalbėti, kur mes buvom dingę. Tai iš tikrųjų šitie pusę metų buvo tokie intensyvesni. Tai žodžiu, Tomas pabaigė bakalaurą, sukūrėm savo mini versliuką, žiauriai išvystėm grojimo paslaugas, žodžiu, tikrai nesėdėjom ir neleidom laiko veltui. Tikriausiai dėl šitų visų įvardintų dalykų labai ilgai mąstėm, ar važiuoti į Ameriką ar ne. Ir galų gale tikriausiai pats likimas sudėliojo mum taip, kad nesigavo mum ten išvažiuoti, nes per ilgai mąstėm. Kaip suprantat, 3 sezono šią vasarą nebus, bet bandysim pakeliaut, pasidarėm porą savaičių atostogas vidury vasaros ir važiuosim tikrai į kalnus ir bandysim parodyti, pafilmuoti. Nu ką, mes pasiruošę keliauti toliau. Turim visada problemą, nes mūsų kūnai suvokia temperatūrą labai skirtingai. Man 22 yra vėsu ir man tikrai nėra karšta ir jokio prakaito nieko. O šitam ponui Aš negaliu kvėpuoti čia per karštą. ir tada vyksta mašinai sunkmetis, nes man žiauriai šąla visos galūnės, o jūs alema tai prakaituoja. Man žinot, kas keista? Kaip šito žmonės išlaiko ir jie moka atlyginimų, kad tiesiog suktų lemenę ir tipo kam. Patarimas, kaip sutaupyti. Pasiemi 4 zlotus, eini ir sakai, mano paskutiniai zlotukai, ar tiks? Ne, netiks, gausiu tokį. Ir tada sakyti, nu tai gerai mokėti su kartelė nori. Ir tada, ne, jokios kartelės. Ir paima 4 zlotus. Tai čia aš, ne tu. Nu, tai tu maladėts. Ai. Ne, tai ir tu maladėt. Čia mano idėja buvo. Mano išpildymas. Nu va, čia žmonės slidinėja žiemą. Neblogai. Aišku, ne Italija. Nu ką, Italija? Ne, mažiukų kalniukų. Mūsų kojos dabar keistai atrodys. Įtemp, Rugile. Ką? Įtemp. Va, nesimato. Matas. Nu šitos nerodyk, šitą mažytį. Nesimato. Žodžiu, stipros kojos. Kai kvepia viskas. Atvykome į pramogėlės. Pabandysim varyti tokia kaip anykščiuose yra pala. Kaip čia vadinas, rogutės, vasaros, kažkas tokio.
Aš visą laiką stabdžiu ir vis tiek į tave nušuosi. Nu va, ši pramogėlė kainavo 3 zlotų, tai net kiek? 6-7 6 eurai, gal 2. Čia 2. Nu tai man tai labai patiko, Labai patiko. žiauriai smagu. Ir nesakyčiau, kad pritrūko greičio. Man tai normaliai. Aš dar greičiau būčiau valgęs. Nu jo, Aš per sunku. bet... Jo, neišnešit. Žiūrėk, atrasi. Filmuojam. Tai tu perimi kamerą ir filmuoji. Negaliu dabar. Nu, keturratis ir keturačiukas. Čia va šitas labiausiai nervina, kad pro šitos šūlus reikia praeiti. Gal norim čia patekti, bet viskas gerai. Nu, parodyk. Baronką gavome labai ilgą. Tik neįsitep, nes šokoladinė. Tai tu davai. Ne, tu. Daja. Aš geras šūdas. Čia gali blogai baigtis. Kodėl? Murzilka galim tapti. Šitas gėris mums kainavo 7 eurus. Daug. Nu kągi, eisime kažkur tais. Aš Tomo meldžiau, sakau, davai veikiam kažką, kad tik tai neit niekur, nu nes... Nesupraskit klaidingai, aš labai noriu eiti, aš norėčiau dabar lipti į aukščiausią kalną. Mano smegenis taip norėtų, bet kūnas... O, ne. Tai dabar žmonės galvos, kad mes vien valgom, nieko neveikiam. Rugilė niekur su manim neina. Nu, aš pasakau, kad aš negaliu, man viskas skauda. Aš tikrai mielai norėčiau. Skanu. 4 eurai už viską. Vau. Lenkijos kainos patinka. Pavalgėm už 4 eurus ir atsigersim už 4 eurus. Jo. Čia kad lengviau į kalną lipti. Svarstome su Rugilė, kas yra šitie vat augalai. Labai daug, iš tikrųjų, kai vakar važiavom šituo parkeliu ir šiandien einam kažkaip susimąstom. Nu ir mūsų... Spėkite komentarus. Galit spėt, dabar galit parašyti. Arba pagalvot. Ir tai yra... Nepatikėsit, bet yra barbarė. Rugilė atspėjo. Jo, aš kažkaip, sakau, man tie lapai tokie kažkaip. Ir to žiūriu, stiebai ružavuoja. To prisiminiau, kai eidavau skint pyragui kept, kad kažkas panašaus. Yra barbarai. Nu, fainas, vaikiukas, nėra daug žmonių. Nesunkus, lengvai. Bet visai gražu. Biškai kaip babėnų šilė jauties. Bet fainai. Tomai, nedraskyk medžio. Normaliai. Mes šiandien kaip netikri haikeriai. Kas per apranga? Nu ką žinau, aš tai normaliai. Kas per apranga? Ką? Kaip transitionas bus? Nu, tai mūsų šiandien toks lengvesnis ant poilsio dienos. Haikas. 3 minučių. Aš net nedrįščiau vadinti tai haiku. 5-6, ja. 5-6, nu bet daug sėdėjom.
Eisim šitą lauką. Jis negali pakilti kojam į... Tai ką čia? Aš tai tau darau 10 kartų silpniau. Žiūrės skauda. Matot, atsipūna. Kineziterapeutai žiūri dabar va tokie va. Ką jie čia dar? Savygydą užsiemu. Aš švelniai dar darau. Sulenkam. Aš tai tavo ištiesus laikiau. Nu gerai, galima išties. O dabar padarykim, kaip tu man darai. Nu labai paprastas, bet toks dinamiškas haikas, nesunkus, gražu, eini, va keičiasi aplinka. Batai pasirinkti prastokie. Man toks jausmas, kad ant lietaus. Debesiukai ant lietaus. Man labai nepatinka audros. Ir aš bijau, Tomas sako, kad tai dar 2,5 valandos. Nešikauju. Negalima. Ar turiu susižiūrėti? Gerai. Man atrodo, kad čia kyla. Man taip atrodo Rugilės pavargęs veidas. Nu ne taip šypsojasi prieš tai. Man žiauriai skauda ausis. Parodom. O, vaikytė. Kita. O, vaikytė. Atrodo užkaitusios ausis. Tu dabar mus ten. Užsakiau Rugilė ledų. Atėjom pavalgyti Tomas. Tiesiog va, sakom. Net nepaklausė manęs, tiesiog užsakė. O maža, kaip kad. Susiruošę. Važiuosime, nes šiandien laukia labai daug kelių. We're going on a trip. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Stojame netoli Varšuvos į tualetuką. Buvo pavairuoti biškelį, kol Tomas pamėgo. Mes esam teleporto ekspertai. Ir kiek valandų atsigavom? 7,5. Jo, tai dabar yra 2 valandos dienos Lietuvoje ir mes jau namie, Kaune. Pavalgom ir važiuojam kitur. Klaipėda. Nu, bet kelionės sukūrimas. 10 iš 10, turbūt dėl to, kad buvom pasilgę kelionę labai. Aš ir rašau 10. Labai patiko. Gaila, kad kūnas net laikė ir norės gal daugiau pahaikinti, bet kaip pagalvoju, vis tiek labai daug nuveikėm visko. Bet kita kelionė jau ne už kalnų. Ačiū, kad žiūrėjau, mėly žiūrovai.